Sveiki, mamoksliuks. Sekmadienis. Žodžiu, ilsimės. Net reikia sugalvoti, ką veikti. O kur Nerilė? Labas, bičiuliai, suprantu, nieko nėra jums veikti. Žiūrėk, aš einu atostogauti. Va, pasipurškit ant rankų. Visidažykit gražiai. Ir pašokit. Tai tu jau ruošies atostogauti, ką tau jau vasara? Ir dar nagučiai, silakok nagučius. Tau jau vasaros atostogos? Man jau vasara prasidėjo jau žiema. Žiema, tai žiemos atostogos. Vasara, tai vasaros atostogos. Supratai, Nerilė? Ai! Liuks. Gerai, tu puikiai atrodai. Lauki vasarėlės. Pašakinėk. Super, greit vasarėlė. Gražus makiažas. Ačiū labai, aš pati įsidažiausi savo vasarinės atostogas. Superinė vasarinė mergaitė. O prieš atostogas, ar dar nori pasimokyti? Ne. Ar nori pasimokyti? Noriu. Puiku. Tur kažkokie paslaptingi lapeliai. Bitės. Kitas lapelis. Medus. Lapelis užkliuotas. Avilys. Taigi sakau, kad medų. Labai skanus medutis. Noriu. Šiandien, vaikai, sekmadienio popietę pakalbėsime apie bites. Bzz. Skraido bitutės, auga gėlės pievoje ir bitutės skrenda link avilio. Jos surinko nektarą ir neša jį į avilį, kur ir atsiras medus. Kaip žinome, kad bitutės neša medų į tokios formos, vadinasi koriai. Matote, tokios formos yra bitučių koriai. Tada dar noriu aptarti apie bitutės. Kartais pievoje, jei vaikščiosite be batų, jums gali įgelti bitutį. Nebijokite, tai nėra labai pavojų, skauda. Bitutės turi to ir gali jums įgelti. Taigi bitutės skrenda ir skleidžia tokį garsą kaip bzzz. Bzzz. Taip, Nerilė. Ir bitutė taip pat labai mėgiamas lietuvių vabzdys. Tai todėl, kad ji labai naudinga. Ji daro daug darbelių, o ypač patinka žmonėm bitutės medutės. Dar žmonės būrėsi kaip bitutės į grupės ir kartais pasivadina bičiuliais. Yra žodis draugai, bičiuliai ir dar kiti žodžiai, bet labai sako bičiuliai ir bičiuliuokimės nuo žodžio, kad būti draugais. Ir taip pat lietuviai tikėjo į gamtos reiškinius, perkūną, saulę, vėją ir vadino žemę motinėlę. Ir turėjo savo deivę, bičių deivę Gabiją. Buvo tokia bičių deivė. Kodėl čia užrašyta 4 metai? Kaip Kodėl? 4 metai. Gabijai 4 metų. Aš nesenai žiūrėjau tokį filmą mokslinį apie bites. Ir mokslininkai ištyrė, kad jeigu bitės, visos bitės dingtų iš pasaulio, neliktų nei vienos bitutės mūsų žemėje, po 4 metų ir visi žmonės, augalai ir gyvūnai, nes bitutės mums padeda didelės darbininkės.
Jos nešioja nektarą, nešioja žiedadulkes. Svarbiausia, nešioja žiedadulkes nuo gėlytės ant gėlytės. Ir taip gėlytės vadinama apdulkinamos. Tada gėlytės gali daugintis. O daugiau augaliukų, daugiau maisto gyvūnam, daugiau gyvūnų, daugiau maisto ir žmonėm. Suprantate, visa ta maisto grandinė. Tikriausiai apie ją kalbate mokyklai. Tai tiek žinių apie bites. Ir svajoji prie lango. Nori prie jūros? Ką ten darytum prie jūros? Kas čia yra? Supratau, Nerylė nori plaukioti kuo greičiau. Dar pažaisime. Padalink šitą lentą į 2 dalis. Turime markerius. Nerylė, tavo bus šita pusė, o mano šita. Įstrauksime lapelį ir per 5 sekundės turime nupiešti tai, kas bus parašyta. Gerai, traukiam. Parodyk ir piešiam. Parodyk. Per kelias sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Debesis, namas, teisingai. Gal per 7 sekundės. Kas? Batas, skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batas. O Nerylė. Kas? Lapas. Parodyk. Lapas. Skaičiuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lapas. Jee! Ištrauk. Katė. Katė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katė. Jei. Šaunuolė. Trauk. Saga. Skaičiuok. 1, 2. O, jau pabaigė. Jei. Ką čia darai? Einam dar skaičiuoti, rašyti. Nerylė, einam dar rašysime žodžius. Diskoteka? Kas čia vyksta? Diskoteka. Tas žodis? Čia burekai, dabar mes gavome lapę. Skaičiuoju. 1, Oi, nežinau, kaip atrodo. 2, 3, 4. Ilgas snukis. 5, 6, 7. Kas? Akiniai. Greit. 1, 2, Skaičiuok. 3, 4, 5, 6, 7 praradai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jei. Tas lapukas. Raktas. Ne, čia 2 ištraukiau. Raktas iš tikrųjų buvo. Raktas. Skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čia kas dabar? Tas žodis? Nieko nereikia. Paukštis. Ak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jei. Kas? Knyga. O, lengva, kaip tik man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Knyga labas. Super. 7. Varna. Skaičiuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varna. Kar. Šitą dainą
skiriame pusseserei Ritai. Greitai jos gimtadienis, Rita. Aš tavęs neieškojau. Gyvenau ir galvojau, kol toli nuėjai sapnų takais. Bet kalbi, tu lyg rūkas, lyg audra, išsidukus ir plaki man akis žaibų plaukais. Margarita, ach, kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutrikdyta išnyksti tu, Margarita. Margarita, kiekvieną rytą saulės gaisro sutrikdyta išnyksti tu, Margarita. Nubundu ir spėlioju, gal tada tik sapnuoju, gal tikrai naktimis esi šalia. Ant kėdės pievų žiedas, grindų šlapias pėdos, o širdį sumaištis aligėla. Margarita, ach, kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutrikdyta išnyksti tu, Margarita. Kiekvieną rytą dainuok, išnyksti tu, Margarita. Rita, su gimtadieniu tave, Rita. Margarita. Marga kaip spalvota Rita. Margarita. Tu, Margarita. Vieną rytą saulės gaisro sutrikdyta išnyksti tu, Margarita. Margarita. Baisus artėjančią vasarą. Rita.